Šio pokalbio tema – kaip sumažinti patyčių mastus – prevencija mokyklose. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Patyčios – pasikartojantys veiksmai, kai vienas ar grupė žmonių žemina už save silpnesnį ar silpnesnius. Tokie veiksmai daromi siekiant sumenkinti ir parodyti savo pranašumą, todėl jie vyksta dažniausiai ten, kur yra stebėtojų. Mokykla tam labai palanki terpė. Deja, Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis Lietuva vis dar lenkia daugelį pasaulio šalių patyčių skaičiumi. Lietuvoje tyčiojasi ir patyčias patiria daugelis vaikų, nors galima manyti, kad su šiuo reiškiniu susiduria kiekvienas. Šiandien kalbame apie patyčių mokykloje prevenciją, kaip užkirsti joms kelią. Mano pašnekovės – Tolerantiško jaunimo asociacijos projekto Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant nevyriausybinių organizacijų vaidmenį veiklų koordinatorė Eglė Tamulionytė, visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus direktorė Rasa Dičpetrienė, emocinės paramos organizacijos skirtos vaikams ir paaugliams Vaikų linija psichologė, savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jasilionė. Pone Jasilione, kaip Vaikų linija prisideda prie patyčių mažinimo? Vaikų linija nuo 2004 metų vykdo kampaniją pavadinimu Be patyčių ir šios kampanijos rėmuose toks vienas pirmųjų, galbūt tikslų ir pagrindinių tikslų, tai yra visų pirma viešinti patyčių problemą, rodyti, kokie yra opi mūsų visuomenėje ir taip pat kartu su kitomis organizacijomis, kitomis tarnybomis ieškoti būdų, kaip padaryti, kad Lietuvoje patyčių mastas bent šiek tiek mažėtų. Jau 10 metų vykstanti kampanija, esame tikrai daug išleidę tiek informacinės medžiagos, tiek labai plačiai paskleidę ją įvairiausiose Lietuvos mokyklose. Taip pat sistemingai rengiame mokymus, visų pirma, ugdymo įstaigose, tai ir mokymai pedagogams ir tam tikri užsiėmimai vaikams, kurių metu ir yra diskutuojama tiek apie tai, kas yra patyčios, tiek kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, tiek apie būdus, kurių mokykla galėtų imtis, kad mokyklos atmosfera šiek tiek gerėtų ir patyčių būtų mažiau. Tai va toks yra pagrindinis būdas, kurio Vaikų linija prisideda prie patyčių mažinimo ir kampanija tęsiama iki šiol. Ir kiekvienais metais vis ieškome naujų būdų, kaip kalbėtis su visuomenė būtent šią opią temą. Jūs sulaukite skambučių iš patyčias patiriančių vaikų, taip pat dirbate su mokyklomis, darote viešas akcijas. Pone Jasilione, kaip manote, kokį poveikį turi jūsų veiklos? Aišku, individualiu lygiu, kuomet vaikas turi galimybę pasiskambinti į Vaikų liniją ir gauti paramą ir supratimą, tai tas iš tiesų yra labai svarbu ir labai paveiku. Tai vienas dalykas, taip mes per metus sulaukime daugiau nei 2,5 tūkstančių skambučių iš vaikų, kurie patiria patyčias ir kurie nori pasitarti su budinčiais konsultantais. Mes neturime jų tokių aiškių atsiliepimų iš vaikų, kiek ta pagalba buvo efektyvi, bet paprastai pokalbio eigoje tikrai yra smagu, kuomet pavyksta su vaiku aptarti kažkokius galimus jo reagavimo būdus, kaip jisai galėtų padėti tiems, kurie patiria patyčias arba visų pirma padėti savo. Šita dalis pagalbos iš tiesų yra labai reikšminga ir reikalinga. Žinoma, tie mokymai, kurie vyksta mokyklose, žinot, kiekvienus mokymus jų efektyvumą vertinti nėra labai paprasta, kad mokymų metu mes tikrai stengiamės perduoti maksimalų kiekį tų žinių, ką esam sukaupę ir patirties, kurią esame sukaupę, bet visgi kiek tie mokymai bus paveikus tolimesnėme etape, jau labai priklauso nuo pačių žmonių noro dirbti ir tęsti tas veiklas. Tai žinoma, yra mokyklos, kurios labai jaučiam, kad jos naudoja tų mokymų metu gautą medžiagą ir bando su savo mokyklos bendruomenė darbuotis sistemingai ir keisti nuostatas atžvilgių ir vykdyti įvairiausias kitas veiklas mokyklos lygmenių, bet tikriausiai kai kurių mokymų atvejais tai jie tik ir lieka mokymais ir nebūtinai persikėlė į tokią realią praktiką. Bet kuriuo atveju aš gal pasakyčiau taip, kad Vaikų linijos tikrai veikla visų pirma yra orientuota į tokį problemos viešinimą, kėlimą ir žinoma, norint, kad prevencija būtų efektyvi, tai ją reikalinga vykdyti sistemingai. Vienkartinių mokymų tikrai nepakanka. Tai čia jau nuo kiekvienos mokyklos bendruomenės priklauso, kiek jinai yra motyvuota tęsti veiklą, neapsiriboti tik mokymais, o taip pat ir savo kasdieninėje veikloje sistemingai diegti tam tikras prevencinės veiklas. Pone Jasilione, ar veiksminga tokia prevencija kaip savaitė be patyčių? Savaitė be patyčių tai yra tiesiog viena savaitė metuose, kurios metu mes ypatingai aktyviai skatiname kreipti dėmesį į problematiką. Pasikartosiu, kad tikrai tam, kad patyčių mastas mažėtų ir kad vaikai efektyviau susidurėtų su patyčių problemomis, tikrai nepakanka tik tai sudalyvauti veiksmo savaitė be patyčių. Ir neretai patys ir vaikai sako, kad kai pas mus prasideda veiksmo savaitė be patyčių, toks jausmas, kad netgi labiau pradeda vieni iš kitų tyčiotis. Kad iš tiesų, kai tas dėmesys problemai yra labai aktyvus tos savaitės rėmuose, tai vaikai visais įvairiais būdais į tai gali reaguoti. Jie gali netgi kartais aktyviau pradėti šaipytis vienas iš kito, ar aktyviau tiesiog suprasti, kas yra tos patyčios ir kad dėl jų galbūt verta kreiptis pagalbos. Savaitė be patyčių tai yra visų pirma tik tai skatinam atkreipti dėmesį, bet tikrai neskatinam apsiriboti ją. Tai nėra kažkokia tokia prevencinė veikla, kurios metu mes siekiame tokių rezultatų, kaip įvykdyti patyčių prevenciją
visos Lietuvos mastu. Tai yra daugiau viešinimo ir dėmesio tokio atkreipimo savaitė. Ką gera duoda viešas kalbėjimas, sąmoningumo kėlimas ir kiti segmentai? Pats pagrindinis tai yra suvokimas, kad patyčios yra reiškinys, kuriame reikalingas visų žmonių dalyvavimas. Ir tarkim, kai mes pradėjome apie patyčių problematiką kalbėtis prieš 10 metų, mes netgi termino tokio aiškaus neturėjome. Ir buvo tokie terminų painiava, ar tai yra patyčios, ar tai yra priekabiavimas, ar tai yra ujimas, ar dar kažkoks kitas terminas. Per 10 metų mes tikrai jaučiame, kad problema yra pripažįstama. Vaikų linijos psichologė, savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jasilionė. Pokalbis tęsimas su visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus direktorė Rasa Dičpetrienė. Esate organizavę prevencinius projektus, dirbate su mokyklomis daugelį metų. Pone Dičpetrienė, ar matote sėkmės atvejų? Tikrai matome, su patyčių prevencija mes jau dirbame nuo 2008 metų ir kadangi esame tarptautinė organizacija, tai visą gerąją praktiką būtent patyčių prevencijos projektuose atsivežėm iš Švedijos. Stengiamės pritaikyti Lietuvai tai, ką kitos šalis jau yra pritaikiusios ir labai sėkmingai pritaikiusios. Ir mūsų principas, kaip mes dirbam šitoje srityje, tai yra įgalinant mokyklą pačiai tapti atsakingai čia už patyčių situaciją, už saugumo situaciją mokyklose. Mūsų patyčių prevencijos projektas vadinasi Saugi mokykla ir principas, kaip mes dirbame ir kaip ir minėjau, tai yra Švedijos geroji patirtis, kad mes skatiname mokyklas prisimti atsakomybę, ypatingai už patyčių prevenciją, nes su kuo mes Lietuvoje susidurėm, kad dar vis yra mokyklų, kurios sako, kad patyčių problemos nėra. O kaip žinia, statistikos skaičiai tikrai yra kitokie. Ir mūsų organizacijos duomenimis, priklausomai nuo mokyklos, nuo situacijos, mes skaičiuojam nuo 40 iki 70%, kad moksleiviai patiria patyčias. Projektas Saugi mokykla yra tęstinis. Kokiu principu jis remiasi? Mes įtraukėme visą mokyklos bendruomenę nuo direktoriaus iki valytojos, iki kiemsargio, tame tarpe pedagogai, administracijos darbuotojai, aišku, moksleiviai ir netgi jų tėveliai. Principas toks, kad mes vykdome mokymus, tam tikra tvarka suplanuotus, mes pradedam nuo mokyklos administracijos, įkalbam mokyklos administraciją, kad negali būti, kad patyčių nėra. Jos tikrai yra, tik tai klausimas, ar mokykla tai pripažįsta ir tada kokių veiksmų imasi. Pradedam nuo mokymo administracijai ir tada keliaujam toliau. Mokymai vyksta taip pat moksleiviam, tėveliam, kitiems darbuotojams. Mūsų mokymus vykdo psichologai, tam paruošti psichologai ir po tų mokymų tiesiog žingsnelis po žingsnelio pati mokykla ir pirmiausia tai administracija, vadovas pripažįsta, kad taip yra ir tada jau, o ką tada toliau daryti, nes tų kaip ir priemonių patyčių prevencijos tai Lietuvoje yra ne viena ir ne dvi. Dar kame stiprumas yra mūsų projekto, kad, pavyzdžiui, šiai dienai mes turime paruoštų 12 ekspertų, kurie gali toliau nešti tą mūsų žinią į kitas mokyklas. Kiek procentų sumažėjo patyčių mastas mokyklose, su kuriomis jūs dirbate? Paskutinis etapas buvo 1 metų projektas. Dalyvavo apklausoje 8 savivaldybės, iš viso 24 mokyklos. Ir ten, kur mes būtent vykdėm mūsų saugios mokyklos patyčių prevencijos programą, tai sumažėjo vidutiniškai apie 10% tose mokyklose. Kokios sėkmingos prevencijos paslaptys, kokius žingsnius turi padaryti pagaliau pati mokykla? Pripažint, kad patyčios egzistuoja, nėra mokyklos, kur jų nėra, tada prisimti atsakomybę, kad taip, mes žinom, kad tai vyksta ir tada pasakyti, kad mes imamės tam tikrų priemonių. Ir manau, kas yra vienas iš svarbiausių dalykų, tai įtraukti visą mokyklos bendruomenę. Tai nėra direktoriaus tik tai reikalas, ar tik tai socialinės pedagogės ar mokyklos psichologės reikalas. Ant vieno žmogaus pečių negaliu užkraukti tokios didžiulės problemos. Ir tol, kol visa bendruomenė nepasako, kad taip mes žinom, ką su tuo daryti ir mes norim, kad mūsų mokykloje būtų saugu ir kad vaikai jaustųsi gerai. Mano galva, tik tada prasideda tikra patyčių prevencija, kai kiekvienas narys yra įgalintas prisimti atsakomybę ir žino, ką daryti, jeigu tai vyksta. Sako visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus direktorė Rasa Dičpetrienė. Tolerantiško jaunimo asociacijos projekto Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant nevyriausybinių organizacijų vaidmenį veiklų koordinatorė Eglė Tamulionytė. Jūsų matymu, kaip prie patyčių mažinimo gali prisidėti nevyriausybinės organizacijos? Kadangi patyčios yra labai daugia
daugialypis reiškinys. Patyčios turi labai daug įvairių priežasčių. Tai yra tiek asmeninės žmonių savybės, charakterio kažkokie bruožai arba tarpasmeniniai santykiai, kaip žmonės vieni su kitais bendrauja šeimoje ar draugų rate, ar taip pat ir bendruomeniniai ryšiai, kaip pavyzdžiui kokia atmosfera tvyro klasėje. Ir taip pat, žinoma, patyčių atsiradimui ir buvimui turi įtakos ir visuomenės sociokultūriniai procesai, tai yra kokios vyrauja nuostatos smurto atžvilgių visuomenėje ir panašiai. Taigi nevyriausybinės organizacijos gali veikti visose šitose srityse. Mano išvardintose, tiek teikiant pagalbą tarpasmeninėse santykiuose, pavyzdžiui, kai kurios nevyriausybinės organizacijos tiesiog teikia konsultacijas žmonėms, konsultacijas šeimoms, konsultacijas vaikams, kaip girdėjome laidoje Vaikų linija, kur psichologai konsultuoja patiriančius patyčias ir smurtą vaikus. Taip pat nevyriausybinės organizacijos veikia ugdymo srityje, kur rūpinasi pagalba pedagogams, mokyklų bendruomenėms, organizuojant prevencijos veiklas mokyklose ar įgyjant įgūdžių, kaip spręsti patyčias konkrečiose situacijose. Ir taip pat leidžiamos metodinės priemonės, pavyzdžiui, vadovėliai, kaip elgtis patyčių situacijoje ir kaip organizuoti sėkmingą prevenciją ir kitos priemonės. Ir galiausiai taip pat nevyriausybinės organizacijos organizuoja didelės sąmoningumo kėlimo kampanijas, kuriuose viešina visuomeniai, pristato pačią problemą, jos mastą ir siūlo atkreipti dėmesį į sprendimo paieškas patyčių problemai spręsti. O ką patyčių prevencijos ir sprendimo srityje veikia Tolerantiško jaunimo asociacija? Tolerantiško jaunimo asociacija, kaip visuomeninė organizacija, siekia, kad patyčių Lietuvoje būtų kuo mažiau ir kad būtų kuo daugiau bendravimo pagrįsta pagarba vieni kitiems. Tai mes, siekdami šio tikslo, darome įvairias veiklas. Dalis tų veiklų yra nukreiptos į visuomenę, į visuomenės nuostatas. Tai yra, pavyzdžiui, kampanijos prieš patyčias. Šiuo metu turime kampaniją Drąsiai prieš patyčias, kurioje ne tik tai viešiname patyčių problemą, bet ir dirbame kartu su mokyklomis, bendradarbiaujame, organizuojame bendras veiklas, kurios taip pat padeda atkreipti į patyčių problemą dėmesį ir mokykloms įgyti tam tikrų sprendimo įgūdžių. Kitos veiklos, kurias mes darome, tai yra nukreiptos būtent į pedagogų, mokyklos bendruomenės gebėjimus spręsti patyčių problemą. Mes rengiame seminarus mokytojams, kuriuose kartu su psichologais ir kitais specialistais analizuojame patyčių problemą, siekiame pasidalinti informaciją, kaip būtų geriau spręsti šią problemą. Šiuo metu kuriame trumpus metodinius filmukus skirtus mokytojams. Šie filmukai bus laisvai prieinami internetu, kiekvienam šią temą besidominčiam žmogui, bus siūlomi mokykloms, mokytojams ir kitiems ugdymo specialistams pasižiūrėti. Tai yra trumpi filmukai, kuriuose žinomi psichologai, šitos srities specialistai, o taip pat ir patyrę mokytojai dalinasi savo patirtimi ir žiniomis apie tai, kaip skirtingose situacijose galima būtų reaguoti į patyčias, kaip galima būtų užtikrinti efektyves prevencinės veiklas, kaip dirbti su patyčias patiriančiais žmonėm, tai yra tiek vaikais, kurie patiria patyčias, tiek vaikais, kurie jose dalyvauja kaip stebėtojai ir taip pat ir tie, kurie dalyvauja kaip iniciatoriai patyčių. Jūsų manymu, ar apskritai įmanoma, kad patyčių mastas sumažėtų? Patyčių sumažinti tikrai įmanoma, nors atrodo, kad tai toks reiškinys, kuris turi gilias šaknis tiek žmogaus charakteryje, tiek žmonių tarpusavio santykiuose, bet jų mastas tikrai gali sumažėti priklausomai nuo visos visuomenės pastangų. Kad tai yra įmanoma, galime paprasčiausiai įsitikinti pasižiūrėję į statistiką skirtingose šalise. Lietuva šiuo metu pasaulyje yra dėja viena iš pirmųjų šalių pagal patyčių mastą, tai yra mūsų mokyklose patyčių tikrai nemažai, o tuo tarpu, sakykime, Švedijoje ir kitose Skandinavijos šalise patyčias patiria vos keli procentai mokinių. Taigi galime susipažinę su šito faktu, galime analizuoti, kodėl taip įvyko ir pamatysime, kad tiesiog Skandinavijos šalyse jau daugybę metų yra tam skiriamas didelis dėmesys. Visuomenės supratimas apie šitą problemą yra kur kas didesnis, yra didesnis nepritarimas smurtui
dėl to ir patyčių problema yra ženkliai sumažėjusi. Ir aš labai tikiu, kad įvairių organizacijų ir kartu su mokyklomis, tėvais ir visa visuomenė pastangomis Lietuvoje taip pat galima tą pasiekti. Tolerantiško jaunimo asociacijos veiklų koordinatorė Eglė Tamulionytė. Taip pat girdėjote visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus direktorę Rasą Dičpetrinę ir emocinės paramos organizacijos skirtos vaikams ir paaugliams vaikų linija psichologė, savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jasiulionė. Projektą Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant nevyriausybinių organizacijų vaidmenį remia Europos ekonominė erdvė pagal 2009-2014 metų finansinio mechanizmo nevyriausybinių organizacijų programą Lietuvoje. Projektą vykdo Tolerantiško jaunimo asociacija. Kitose laidose patarimai, kaip mokytojams elgtis vykstant patyčioms, aptarsime patyčių poveikį ir sprendimo praktikas.